Tai yra tikrai geras atviras filmas, nesušukuotas, nes paprastai, kai rodom dokumentiką, mes rodom žmonės tik iš gražiosios pusės. Fainai, žinai, ką aš pagalvojau, nesvarbu, kokio kalibro žvaigždė tu esi, bet kaip yra svarbu turėti besąlygiškai mylinčią mamą. Būčiau žinojus, būtume daugiau dar pastangų įdėjai, tai kažkaip nepasistengiam labai, bet labai gerai. Labai toks iš vis turintis, manau, kaip jauniem žmonėm, tai iš vis įkvėpimo kažkokio, save pamatyti biškai iš kitos pusės ir labai gerai sporto salėje man patiko būdų tokie. Net nežinau, kad gerai taip boksuojasi. Aš matau tą Lietuvą, tos žmonės, tą kultūrą ir mąstau, aišku, ten yra apie kitus dalykus ir tiesiog, ta muzika galinga, aš negaliu pasakyti kitaip, aš tą lietuvišką muziką tokia, santykis toks, tas liūdesys, tas kažkoks laukimas, kažko, nežinau, mane veikia. Žinai, jeigu sakai, ką nors Instagrame ir galvoji, kad ten viskas, tai viskas yra šitam filme. Labai smagu, kad visai kitoks filmas, labai smagu išgirsti iš pirmų lūpų jų istorijas, man atrodo, kad kažkas ir nematyto mūsų kino pasaulyje. Iš tikrųjų, ofigieni įspūdžiai, jau kad mačiau tą prasme, kada garsą montavo to pačiu. Aš jau turėjau tokius snapus, pasižiūrėti studijoje, kai buvo montuojamas garsas, jo, fainai. Man patinka todėl, kad yra paprasta, todėl, kad nėra to viso nuobodybės, to pritraukimo, tas viso, žinai. Parinkti labai gerai personažai ir labai gerai susukta dokumentika, tikrai labai įdomi dokumentika. Aš pamačiau visose tose žmonėse, kurias tarsi pažįstu, pamačiau naujų spalvų ir pamačiau, kokie geri iš tikrųjų. Gražu, gilu, kažkuriuo momentu net abiškai aš spaudė ašarėlę. Aš mėgstu paspausti po grįžimo. Žmonės, kuriuos jos parodo taip, kaip jie tokie gyvi iš vidaus, yra tokie jų dūšės, jų sielas atidaro. Ir tas yra labai gražu. Oi, labai faina, buvo daug vietų, kurių gal net ir buvau primiršęs. Buvo vietų, kur nemačiau, buvo įdomu sužinoti, pamatyti, bet aš taip išėjęs iš filmo pagalvojau, kad įdomiausia būtų pamatyti antrą dalį. Nors dar antros dalies, galbūt dar ir trečios. Įdomu pamatyti ir dar kitų žmonių gyvenimus, bet šiaip tai fainai, labai gražiai. Aš manau, kad daugelis, nežinau, gerbėjų nemato tų pusių, tų jautrių ypatingai, tai labai gerai, kad parodo tokius dalykus. Čia aš manau, čia geras, savoškai naujas formatas. Noriu įsiverkti, todėl kad meilė nugali viską. Ačiū labai už gerą filmą. Su Rūta susipažinom šiek tiek vėliau ir aišku dėkojame jai už drąsą, kad jinai irgi tampa bendruomenės spikerė, atstovauja LGBT teises, nes Lietuvoje vis dar tai aktualu. Jeigu norit pažinti geriau brolius šaunuolius, Džiazu ir Rūta Mur, tai eikite į kiną, nes, fainas. Kinas fainas. Rockstarai, aš ir amigos.